Nu į labs kaip ryt. Šiandien išbandysim mano naują simtinoką, которым parsivežiau. Turiu Urberga katiliuką, Urberga paudoką ir dujų baliūnėlis 230 gramų. Dėžė mums nereikalinga. Maža daiktų, didelį dėžė. Tiek, katiliuks yra, ne katiliuks, dujų baliūns. Tada pasižiūram paudoką, kaip atrodo. Paudoks mažiuks, nu, bet gamto užteks kavą atsigert, bet labai lengvus. Paudoks reiks viską išsiplauti, susipakauti kuprėnį. Instrukcijų. Katiliuks maišelė, terbelė. Irgi labai lengvus. Tiek, kaip tu čia atidarat, įsėgi. Nesnaudojais, nežinau niekas apie nuskapą neveik. Dangtėlis. Čia tušti. Nerek. Dar makalatūras. O čia yra degiklis vis, reguliatorius. Kojelis. Kojelis yra skirtas gamtu, kad užsidėti dujų baliūną. Baliūnėlį, runtanos atostas katiliuks, ne, pradžio. Užsisuk degiklis ant katiliuką ir tada užsisuk arba antrą, pirmą užsik degiklį ant dujų baliūną, nes dujų baliūns čia ir su sriegiu. O, čia yra sriegis ir tada turėčiau šiandien užsukti. O tai gal pabandykim čia, ne, pradžio reik reguliatorių dar atlenkti. Tikriausiai trubos nesusprogdinsiu. Užsisuk. Aha. O dabar pabandykim. Čia yra automatinis uždegimas. Čia tikriausiai turėtum atsisoktins. O. Deg. Veikia? Nu, malonu. Aha. Gerai, mes anu užsakėm. Dabar anu reik tikriausiai atsukti, nu, taip nesineši. Žygus, taip įtaupa maniai. Įtelp. Aha. Jeigu mes nudytumėm antrėpį ant viršaus, greičiau. Netelpams. Iš tikrųjų, jums vis tors susipakauti į katiliuką. Tiek kojelis turi įdėti, tiek tas vis rinkinys turi sutelpti katiliuką. Turi būti labai toks ekonomiškas veids atžvelgiu. Fū, ką pasmardė. Bet kadangi aš dar nežinau, ką punčia rekas, tai dabar nerinksiu, tik reikia išsiplauti viskom, susidėti, reik ton užsilenkam, dabar dujų nedėsim dar, kadangi aš į žygį neenu, šiandien ilgą, tai man veitas užteks taupytenos nereik. Taip, čia užsidėsim. Tas, to reikia išsiplauti. Reikia įsipilti vandens bambelį, kurį man primėlį. Prisipilsim bambelį vandenoką. Taip, dujas. Paudoks, kaip išsiplauti, dar reikia pasiimti kamerą. Ne kamerą, pasiimsim droną. Šiandien pabandysim pasimokyti su dronu skraidyti. Turiu naują droną, o dar nesuskraidys. Tai išbandysim. Dabar dar, kad neužmirščiau, reikia pasiimti kavos. Kavelis pasiimsiu. Reikia šaukštėlį pasiimti. Tas,
Tom prisipilam, ton išsiplaunam. Ir kon, susitiksim jau gamto. Iki? Prieš sekundį buvau trubu, o dabar jau esu gamto. Atvariau į savo pusiasalį mėgstamą. Prasėsim čia. Gal pamatysim, kai žvėjai žuvį gaudant, nes mašinų ir pilna aikštelė. Prasiliksim su dronu, atsigersim kavos, išbandysim naują katilioką ir keliausim atgal. O dabar reikia susirasti normalesnį vietą ir bandyti kelti droną į viršų.
Bieš pasiskraidžiau su dronu, matyt, padariau pakėlėjimą, tai nedidelį ratoką praskridau ir tada nusprendžiau paieškoti, kur yra sekėjimo funkcija. Nu, radau, aš anu įsijungiau, bet sekėjimas buvo tas iš galo, nors jis yra ir iš šono, bet katrų gal skriesti, ir iš priekiau sekioti, ir aplinkau skrisdams. Vien žodžiu, daug visokiausių funkcijų nas yra, bet aš anu kol kas neradau. Tai prasekiau biškioką savi iš galo ir galvoju, reikėtum praskriesti čia virš tos pelkės, virš ops. Tai štai iš tikrųjų ops yra pati didžiausia Norvegijoje. Opis Gloma ir pakilau, skridau, čia į Ventį salą mačiau per joysticką, kad ir tai atrodo neblog. Ir beskrendant man aplinkant salą įsijungė signalas, kad baigas baterija, reikia grįžti namiai. Nu, gerai, patvirtinau, aš ten grįžimą namiai, bet nepagalvojau, kada numa yra, iš ten, kur ant pakėlą. O aš buvau tai gerą galą jau nuėjęs. Ledus, žiūriu, kel sekundės bėr, o droną aš tai nematau, kur ant yra. Jau pradėjau trupinti kelnis, nes čia dažnai judinėja sorklės, šonys laksta. Galvoju, bus mondru, nieko tu jau batai nespės pradėti mokytis, nu, kaip neapteksiu. Bet niekvas laiminga baigės, staigiai nubėgau, iki žmonių nebuvo, tai pasiėmiau, pakeičiau batereiką, nu ir dabar einam link galutinį tašką, mūsų tikslą, ten atsisėsiam, užsikaisiam vandenoką ir žiūrėsim, ką veik mūsų katiliuks, kad, nu tiksliau, mano katiliuks gal, nes žygį žiūram visi, aš po 5 karstam pat, vienkol sumaketauju, jūs gal veina, bet, kaip sak, žygį dalyvaujam vis kart, o kavą gers aš veins. Matysim, kaip, ar skani kavėlį, ar šiaip sau, ar bus verta tumpytis tom katilioką, ar ne. Anu svoris ir gan nedidelis, su visų dujų balionėliu, su visko gaunas biškioką virš 600 gramų, tai nemanau, kad čia didelė problema. Didesnė problema yra vandens bambelis. Bet vandens ar tepa aš nešiojus į žygius. Tai čia pusę litrą ar litras daugiau. Nemanau, kad aš numirs dėl to svoriaus. Na, šiandien tas toks ir te bus žygiuks, kad pasiskraidyti, susipažinti biškį su įranga ir kad jums video būtų įdomesni. Tai va, galėsite įvertinti, ką atrodo dabar nufilmuoti žygę ir sumontuoti ir ką atrodė pirmieji. Manau, jis daug geresnis dabar. Nu ir ateity tikėsimės, kad vis gerės ir gerės. O žygių tikriausiai bus įvairių. Ir po kalnus, ir po lygumus, ir po miestus, ir po miškus. Visokių padarysim. Nes man žygiauti patinka. O dabar tepu link kavos namų. Esu įėjęs į miškėlį dabar. Čia yra tų pusiasalį dalis užtverta. Ir čia žiūrėkit, yra žiaurė visur ištrypta ir nušikta. Visur tušta jaudas. Dėmesį pliema praktiškai yra nutreista. Nes čia ganos avys ir ožė. Tai kada čia vakščiujau anksti pavasarį, buvau švari, graži, niek nebuvo.
dabar visur vieni šūda. Ir gal ką pakelsiam droną, išės kuik avinų būrėlį užgaudyti. Nors čia dabar negirdu, kad kažkur bauptom ar bliautom, ką pačianiai skaitytumės. O gal jau yra išvestiniai atgal pas ūkininkai ganyklas, nežinau tuo, bet henont turi stebėti po kojom, kad neįlėpti. Tikslas jau yra visai nebetoliai, jeigu dažirkliauti kieno ir bus kava. Kofį manau didžiajam. Gražis sveitas čia. Tikra gražis yra. Čia ir paukščiams turėtum būti ruojus perėtėjais, nes yra žulyna, visur šlapi. Aišku, nemon kur aš šiandien keliuką ir sausi, tik atniškti. Bet aš turiu minį, o čia ta giliuoji posi, gluomas. O čia yra tuos pusi pelkis. Sekliuoji veid. Priejom lipynį, iš katros gal stebėti paukščius, bet čia labiau pavasarį tikriausiai tinkama. O ne dabar. Ir sauliuks. Bet aš čia nenoriu prie nuo, nes aš norėti patį galą, kad galėčiau atsisėsti ir pasileisti droną paskraidyti aplinko visur. Kad matyčiau vanon, nes dar bijau, aš taip skreis, kaip daug buvau išskreidis, kad ons grįža, velniai žino kur, mane niek nesakys, bet niek, laiminga baigės viskas. Bandysiu vėl pasileisti droną, kad čia tik laisvesnį veitą, kad galėčiau pasitreniruoti, reik įsisokti į joysticką rankinėlis, svarbons nepamesti, kur nors į žuolį, atsivertam antenas, drons dabar pakeista baterija, matau jau kamera atėjo, mirtis irgi reiks keisti. Gerai, kad aš turiu daug papildomų anų, tai nėra man te baisė su batareikom. Taip, nuėmam stikliok, kameras nestikliok apsaugą. Kitas tai, kad labai ilga joysticks, kol užsikriauna. Na, dabar kamerą, ne kamerą jungiam. Bet čia ons ir blogo veito, nam gal kliūts parnuoti. Nu čia gal nekliūs. Iš tos miltyną. Bandykiam dabar anon paleisti. O, pakėla biškį. Daugiam į viršų aukštį. Ir bandykiam įjungti sekimą. Uns mons nemat neturko sekti. Pasigavo muni. Spotlight. Active track. O. Так. Pasižiūrėkime, kur uns yra. Bandom manon dabar. Tegul sekunds mani. Tu jau. Šiaip aišku, aš norėčiau, kad man sektų iš priekiaus, bet tegul biški pasak ir iš galo. Ena, mes čia galim žiūrėti joysticką, jei kažkas matos
Ai, un čia dabar jį nustatyt automatinse kemsanam. Tada jums biški blūdėjai. Active track. No lens gauda. Įsijungiam kamerą tokiu būdu. Ir einam. Matau žmogus ir ten priekyje. Ten, kur mes kavą žadam daryteis. Bet gal kap nors. Artėju prie savo tikslą. Matau žmogus kažkur ten. Ar filmau, ar šiaip paveikslau, ar žiūriu tik per žiūrų, nežinau. Bet mes jau artėjom prie savo veitas, reikės paklausti, ar galiu, čia negaliu, reikia nusileisti droną, nes man dronsunta skraida. Bandysim, manau, nutupdyti čia, jeigu mums pavyks. Landing. Just a second. You want to go? You speak Norwegian? No, just English. You're not allowed to fly a drone here. Yeah, just landing and finito. Yeah, but it's not allowed. This is a nature reserve. Ah, okay. The whole area here, all the way back to the parking place. Okay. Now we're just landing and finito. Čia mums nepavyks atsigerti kavos, nes tas, kur čia filmavo, prisiknėse prie monės, kad čia yra natūralus kap rezervats ir čia su dronu skraidyti negal. Tai čia faktas, kad ir aš savo kavos kaistais negalėsiu. Reiškia, treniruotis čia su dronu nepaės. Biškai apmatėt, ilgai užtrukau, kol šiandien nuleidau ant to leptelį. Bet niek. Pairm dėjiną šiandien. Manau, ateityje bus biški lengviau su nau skraidyti. O dabar grįžtu atgal. Jo, kaip minėjau, labai įdomi. Su katerės led plaukti, o su dronu skraidyti negalima. Bet čia, man atrodo, tos jie neišmislus. Nes ten, kur buvo aprašyms tų paukščių. Čia migruojam paukščių virš 280 rūšių. O čia šitą, kaip minėjau, šovins šitą jau paren. O, matot, žmonių pilna. Ir virš 280 rūšių paukščių čia yra. Ir ane čia skrenda šiltus kraštus pro čia. Tai jums reikia pailsėti, reikia kuo didesnį kūno masę užsiauginti. Ir dėl to čia trukdyti negal. Ir čia ne nacionalinis, čia yra laukinis gamtos rezervats, tai buvo parašyta. Tai va, tokį dalykėlę. O, čia šitą, manau, nieks nepaaiškins. Gan normal veitėlį tokį. Jeigu kažkas yra tėtum, man tad būtum gilę dzin. Tokiu veitu atsigersim kavos. Įsitrauksim katilioką savo. Iš maišėlį. Čia nuokams būnant tiek nebėjai. Dujų balioną. Kimškė manon. Kėlis, kojelis. Visų pirma, užfiksausiam dujų balioną. Tepštą laikusums. Tada išsitrauksiam degiklį.
gal reikėtų pradžių pasiskalauti. Nes aš neploviau, vis tiek galvoju, viskas dėdas sienų. Kadangi vandens turiu. Matau, laikus, kuo puikiausia. Pastatų. Špėlsim vandenokų. Pusę litrą beveik užsipyliau. Dabar bandykime uždegti. Taip, atsukom duris. O, Enka Brenneris. Biškį pritildykime, Nežinau, jums girdas nesigirdi. Čia yra vidaus sugradauta. Beveik pusę litrą. Matot, jau burbulą kils, reiškia gera. Ded. Straukiam kavelį. Čia užsidėkiam dantį. Reikia įsidėti kavą į puoduką. Kadangi puodukas nedidelis, tai kavos daug ir nedėsim. Ir šiaip tam daug ir neįtelp. Tam vandenėlį. Žiūrėkim, katiliuks rodo. Burbulą kils, reiš greit užvers. Pagal garsą, pagal matot garsen, tai turėtum būt kaip ir užvėris iš tikrųjų. O, verda. Gera. Tada užsukėm. Ui, čia atsukau. Užsukau. Dabar. Ir bandykiam užsipilti dabar savo kavą. Kavelį užplikyta. Manau, kad dar lašas lėk, bet mes praskalausiam. Laukan. Jums amo neberek. Matau jau kaveliui pribrinka, jau galim testuoti. Liuks, puodukas nėra karštas. Lūpas mėlė. Kavelis skaniai. Dabar galėk atsisėsti, įsitaisyti gerą, mėgautis gamtą ir gerti skanią kavą.